Sveiki. Netrukus praversime Kauno klinikų duris. Tema itin jautri ir aktuali daugeliui – vėžiniai susirgimai. Kodėl šiandien esame būtent čia ir kaip mūsų laidos tema susijusi su skaidrumu, netrukus sužinosite. Šiandien laidoje kiekvieną dieną Lietuvoje net 50 žmonių išgirsta diagnozę – vėžys. Kauno klinikose po ES struktūrinių fondų investicijų jį galima diagnozuoti anksčiau. Pozitrono emisijos tomografija leidžia anksčiau diagnozuoti ligas, leidžia būtent nustatyti vėžio išplitimą ir pagal tai pacientams planuoti gydymą. Daugės vilčių sugrįžti į pilnavertį gyvenimą. Labai tikiuosi, kad pasveiksim. Daug įdomios informacijos apie skaidrumo iniciatyvą ir ypatingas svečias – Kauno klinikų projektui teiksintis Jonvabalė. Lietuvoje onkologinės ligos yra viena aktualiausių sveikatos problemų. Šio amžiaus rykštė plaka visus nepaisydama nei amžiaus, nei padėties visuomenėje. Kasmet Lietuvoje anapilin iškeliauja net 8 000 onkologinėmis ligomis sergančiųjų. Kasdieną ligos diagnozę vėžys išgirsta apie 50 žmonių. Todėl labai svarbu kuo anksčiau kreiptis į gydytojus. Dar visai neseniai Kauno klinikų onkologijos ir hematologijos klinikoje gydytojai neturėjo galimybės padaryti viską, kad užtikrintų pacientų gijimą. Mat turėta medicininė įranga nusidėvėjo ir trūko naujos. O patalpos, kuriuose buvo gydomi ligoniai, ankštos ir nepatogios. Šių dviejų esminių klausimų sprendimui reikėjo apie 11 milijonų eurų. Kiek daugiau nei 9 milijonai buvo skirti iš ES struktūrinių fondų investicijų. Projektas susideda iš kelių dalių, tai ne tik tai mūsų didelio pastato rekonstrukcija ir priestato statyba, tai yra, aišku, onkohematologijos plėtra, bet lygiai taip pat ir visa ligoninė įgavo naujų technologijų ir taip pacientams suteikia ir kokybiškesnę pagalbą ir gerina onkologinių ligų diagnostiką. Diagnostika itin pagerėjo įsigijus vieną svarbiausių naujos kartos įrengimų – pozitronų emisijos tomografą, kurių Lietuvoje iš viso tėra 2. Pozitrono emisijos tomografija leidžia anksčiau diagnozuoti ligas, daugiausiai kalbam apie vėžinius susirgimus. Ir tas, kas svarbiausiai, leidžia būtent nustatyti vėžio išplitimą ir pagal tai pacientams planuoti gydymą. Taip atsitinka, kad ne visada pavyksta vėžinį susirgimą išgydyti ir įvyksta ligos atkrytis. Tai vat irgi būtent šita technologija leidžia anksti ir gerai nustatyti atkrytį. O kaip ligoniai buvo tyriami, kuomet šio aparato nebuvo Lietuvoje? Tol, kol neturėjome šito aparato, dalis pacientų turėjo atlikti daugiau tyrimų, jiems reikėjo atlikti daugiau tyrimų. Dalis pacientų vyko į užsienį, į Lenkiją, į Vokietiją, kur už šitą tyrimą mokėdavosi patys arba mokėdavo ligonių kasos, bet aišku, ne visų pacientų galimybės yra vykti į užsienį. Tie, kurie išvykti negalėjo, sakykime, buvo ne visai pilnai ištirti, arba bent ne visada. Pozitronų emisijos tomografu Kauno klinikose jau atlikta daugiau nei 1000 tyrimų, kurie padėjo gydytojams greičiau ir tiksliau nustatyti diagnozę. Po jos gydytojas su pacientu aptarė galimus gydymo būdus. Vienas jų – spindulinė terapija. Kauno klinikose ji atliekama taip pat nauju ir novatorišku aparatu – linijiniu greitintuvu, kurį iš ES struktūrinių fondų lėšų įsigijo už kiek daugiau nei 2 milijonus eurų. Iš viso Kauno klinikos turi 4 tokius linijinius greitintuvus. Tai pakankamai sudėtinga aparatūra, kuri šiai dienai mums leidžia labai tiksliai, labai preciziškai suplanuoti paciento gydymą, suplanuoti spindulinę terapiją tam, kad maksimaliai pasiekti norimą gydomąjį efektą ir tuo pačiu techninės galimybės aparatų galimybės mums leidžia saugot normalius paciento organus, nesukelt nepageidaujamų reiškinių. Kokie gydymo rezultatai būdavo anksčiau, kai Kauno klinikos neturėjo linijinių greitintuvų? Tiesiog jie buvo mažiau tikslus ir
būdavo daugiau pašalinių reiškinių, žmonėms būdavo sunkiau toleruoti spindulinį gydymą ir gydymo rezultatai atitinkamai būdavo blogesni. Šiuo atveju mes galim pakilti tiesiog keliom pakopom aukščiau, negu buvo, sakykime, prieš 10 metų. ES struktūrinių fondų investicijų Kauno klinikose pagerėjo sąlygos sunkiomis lygomis sergantiems žmonėms. Tyrimų bei gydymo prieinamumas. Dabar vėžiniai susirgimai diagnozuojami ženkliai anksčiau. Todėl mažėja mirčių ir daugėja išgijusių žmonių, kuriems suteikiamas dar vienas šansas gyventi bei dirbti. Prieš ES investicijas Kauno klinikos, pavyzdžiui, chemoterapijos dienos stacionare te galėdavo suteikti gydymą vos 2000 žmonių. Dabar šis skaičius išaugo daugiau nei 7 kartus. Ligoniai tądien gavę reikiamus medikamentus arba procedūras ir vėl gali grįžti į savo gyvenimo ritmą. Anksčiau visiems šiems ligoniams tekdavo gulėti ligoninėse, užimant vietas, kurių taip pat reikia sudėtingiams susirgimams gydyti. Štai ponia Anelė neįtarė, kad serga kaulų čiulpų vėžiu. Neįtarė ir kitų įstaigų gydytojai, į kuriuos moteris jau ne kartą kreipėsi. Mat skaudėjo nugarą. Kai Anelė visai nebepastovėjo, pateko į Kauno klinikas. Profesionalų gydytojų ir naujausios aparatūros dėka diagnozė buvo tiksliai nustatyta ir pradėtas gydymas. Po vienos spindulinės terapijos ir po 2 chemoterapijų tokie tyrimai buvo daromi, buvo pranešta, kad atsakas yra į mūsų pastangas bendras. Toliau nežinau, kaip bus irgi. Labai tikiuosi, kad pasveiksiu. Kaip jau supratote, Kauno klinikų projektas prisijungė prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaly. Ir šiandien man labai smalsu pakalbinti vieną iš Jonvabaly steigėjų, Investors Forum atstovę Andželiką. Andželika, papasakokite, kokia Jonvabaly skaidrumo iniciatyvos istorija. Jau bene 10-metį ES investicijos pasiekė Lietuvą ir rinka vien 2007 ir 2013 metais įkrito daugiau negu 23 milijardai litų ES investicijų, kas sudaro apie 8 000 litų vienam Lietuvos gyventojui. Ir šis sritis, matyt, yra viena iš labiausiai apipinta įvairių mitų, kadangi nieks nežino, o kurgi tie pinigai keliauja, į ką jie pavirsta ir kokias įstaigas jie pasiekia. Tad kartu su partneriais nusprendėme, kad atėjo laikas tiesiog pažiūrėti skaidrumą iš kitos pusės ir paskatinti atvirą dialogą tarp investicijų gavėjų ir tarp žmonių visuomenės, kurie domisi, o kurgi tie pinigėliai nukeliauja. O juk būtina sąlyga atvirumui yra informacijos prieinamumas. Tiek projektų lėšų gavėjai dabar gali teikti informaciją, tiek žmonės, kurie besidomi, gali rasti šią informaciją. Jūs taip pat esate projekto Baltoji banga vystytoja. Ar galite daugiau papasakoti apie šią iniciatyvą? Iniciatyva Baltoji banga yra projektas skirtas skatinti Lietuvos verslo skaidrumą. Ir projektas jungia įmonės, kurios iš tikrųjų laikosi aukštų etikos standartų, kurių santykiai su darbuotojais, su klientais, su partneriais yra grįsti skaidrumu ir pasitikėjimu bei sąžiningumu. Įmonės, kurios prisijungia prie Baltosios bangos, iš tikrųjų ne tik pačios rodo save ir savo skaidrumo pavyzdį, bet jos skatina ir savo partnerius aktyviai, skaidriai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, sąžiningai mokėti mokesčius į Lietuvos Respublikos biudžetą ir, žinoma, skaidriai atsiskaityti su darbuotojais. Labai džiugu, kad šiandieną šią iniciatyvą jau jungia daugiau negu 100 įmonių Lietuvoje, kad šią iniciatyvą palaiko Lietuvos Respublikos prezidentė ir kad ši banga irgi privačiame sektoriuje Vilniuje labai plačiai. Kaip Kauno klinikoms pavyko prisijungti prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaly? Pavyko gana paprastai, tiesiog reikėjo įvesti įstaigai suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Buvo gana lengva užpildyti visas grafas, tai tikrai neužėmė daug laiko. Na, o dabar pats metas mūsų pagrindiniai misijai. Netrukus Kauno klinikose apsigyvens dar vienas skaidrumo simbolis. Asociacijos Investors Forum, vienu iš iniciatyvos Jonvabaly steigėjų vardu, norime įteikti jums šį skaidrumo simbolį Jonvabaly ir pasidžiaugti, kad esate toks nuostabus pavyzdys visai Lietuvai. Labai dėkoju. Pasimatysime kitą penktadienį. O per savaitgalį pagalvokite, kokį projektą norite pakviesti prisijungti prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaly. Visą informaciją galite rasti internetinėje svetainėje jonvabaly.lt. Kurkime skaidrumą kartu. Iki.